Kuo ypatingas periodas nuo lapkričio 15 iki 29 dienos? Klausyk atidžiai, stebėk sąmoningai ir nepamiršk pasekti manęs. Būtent šiandien, lapkričio 15 dieną, 5 val. 5 minutės, Saulė Skorpiono ženklų pradėjo judėti paskutiniais 7 Skorpiono ženklo laipsniais. Taigi didžiausia tamsa prieš šviesos metą. Iki lapkričio 29 dienos kiekvienas patirsime magiją savo kasdienybėje, per gylį žengiant į save, per emocijų protrūkį, baimės ir nerimo šešėlius, troškulį ramybės, tylos, savasties. Didžiausių transformacijų metas ant slenksčio. Viskas taip aišku, akivaizdu, ranka pasiekiama, kūnu jaučiama, gali skaudėti, o gali ir įkvėpti, nustebinti. Kiekvieną savaip išgyvensime gyvatnešio misterijos sudegusio kelio pagal graikų mitą apie Fajetoną juodojo mėnulio apraiškas. Kaip matome, viskas itin glaudžiai susiję. Skorpiono ženklo pabaigoje toks planetų telkinys ir Saulė jungtyje su juoduoju mėnuliu. O nuo lapkričio 22 dienos 3 valandos 35 minutės Saulei perėjus į optimistiškąjį Šaulio ženklą. Taip, jau matome pirmasis laipsnis Šaulio ženkle. Taigi 7 paras iki lapkričio 29 dienos 1 valandos 40 minučių mus apšvies visata dvasinė tokia deimantinė šviesa. Žinoma, jei sudegusi kelią Skorpiono paskutiniuose laipsniuose įveiksime be susireikšminimo, puikybės, pavydo, jei neskubėsime švęsti, linksmintis, be saiko vartoti, jei būsime atidesni ženklams. Taigi pasinaudodama tą progą ir suvokdama reikšmę bei prasmę energijų, pereinant iš Skorpiono ženklo į Šaulio ženklą, pasitinkant žiemos saulėgrįžą, kai turėsime ir jaunatį ožiaragio ženkle netgi. Tai aš kviečiu į tokį transformacinį iššūkį 21 dienos kelionę savasties link, kol kas 21 dienos kelionę, pažinti save, atskleisti savo talentus. Ir aš apjungiu iš tiesų ir astrologiją, ir numerologiją, ir psichologiją. Ir suvokiu, kad tas pokytis pirmiausia prasideda nuo asmenybės. Taigi, naudodamasi atitinkamais įrankiais, aš jums suteiksiu ir žinių pažinti save, išsigryninti savo talentus bei ydas ir suvokti savo tikruosius poreikius bei tikslus. Ta iššūkį planuoju nuo lapkričio 20 dienos, stojus jaunačiai. Tai jeigu iš tiesų tave sudomino, be abejonės dar pasidalinsiu ir plačiau, ką turiu omenyje, vis dėlto kokiu būdu mes keliausime link savo asmenybės pažinimo. Ir svarbu priimti tą sprendimą, ar aš iš tiesų galbūt noriu kažkokių pokyčių savo gyvenime. Ir ar drįstu išeiti iš komforto zonos. Ir iš tikrųjų kartu keliausime per tą kelionę savasties link. Ir bus svarbu ir atsiverti, ir dalintis, ir motyvuoti, bei įkvėpti ne vien save. O pirmiausia, jeigu domina, rašyk komentare domina. Iššūkio kaina yra planuojama 57 eurai. Tai yra indėlis į save, nes jūs gausite ir informacijos, ir žinių, ir tuo pačiu aš pažadu, kad jūs keisitės, nes kartu su jumis keisiuosi ir aš. Iš tiesų bus įdomu, bus ypatinga,
Na, o dar plačiau dalinsiuosi. Kol kas rašyk, jei iš tiesų tave tai domina. Žodelis domina komentare. Šiam įrašui būtinai paspausk patinka. Ir jei kyla dar klausimų, rašyk.